Labas, draugai. Mlečka. Kalbėti reikia apie tai, kad jūs prisimintumėte, atpažintumėte save kaip sielą, o ne kaip tą, kuris turi pasą, asmens tapatybės kortelę, vardą, kūną ir taip toliau, kad jūs gyventumėte kaip siela, o ne kaip mlečka. Mlečka tai tas, kuris valgo mėsą, žemiausiai kritusio žmogaus rūšis, demoniškos sąmonės žmogus. Pripratink žmogų prie mėsos, pinigų ir valdyk kaip nori jį. Šventieji, išminčiai, kunigai, vienuoliai nebereikalo kalba apie reinkarnaciją. Tame yra prasmė. Kristus drąsiai paaukojo save, kad žmonės susimąstytų, įsijungtų sielos supratimas. Mąstykite plačiau, išeikite iš riboto proto įkalinimo, neapsiribokite vienu šituo gyvenimu. Klauskite savęs, kas vyksta po mirties. Tada jums atsiverinės sielos matymas. Kas nenori keistis, tas tegul gyvena kaip gyvena. Kiti gyvenimai išmokins. Čia tik gyvenimų klausimas. Kuo anksčiau suprasi tai, tuo lengviau pačiam bus. O tie, kas norite keistis, pradėkite, neatidėliokite, kurkite vegetaro dienas, vegetarų savaitgalius, vegetarų šeimas, vegetarų klubus, bendruomenes, vegetarų tradicijas ir taip toliau. Į žmones žiūrėk kaip į save įvairiose formuose, į priešingą lytį kaip į brolį ar sesę, į vyresnius žmones kaip į tėvus, į gyvūnus žiūrėk kaip į save įvairiose formose. Nereikia pulti jų garbinti, tiesiog nekenk nei mintimis, nei žodžiais, nei veiksmais. Ką daro dvasiniai mokytojai? Jie bando įvairiausiais būdais paaiškinti, kaip galima būti natūraliai laimingais. O ką daro žmonės? Nori tik imti ir įvairiausiais būdais išsisukti nuo atsakomybės. Žmogui skirta valgyti įvairius grūdus,
daržoves, vaisius, o gyvūnai ėda maistinių grūdų bei daržovių atliekas, žolę, augalus. Žmonės įpratę valgyti mėsą taip pat priklauso nuo augalijos, nes be jos neįmanoma auginti gyvulių maistui. Tik žemai puolęs žmogus žudo tam, kad valgytų mėsą. Dauguma žmonių miega, nors jie ir kažką veikia. Ne dėl to, kad nemedituoja ar dvasiškai netobulėja. Todėl, kad jie į maistą, į vandenį ir kitus papildus deda įvairių rūšių cheminės medžiagas ir toksinus. Patys blokuoja sąmonę cheminiu, biocheminiu lygmeniu, kaip legalūs narkomanai vartoja sintetines medžiagas, kurios uždarinėja jų dieviškąjį matymą. Ir paskiau žmogus stebisi, kodėl jis gyvena ne savo gyvenimą. Jeigu nori permainų savo gyvenime, pradėk nuo paprasčiausio. Pažiūrėk į savo lėkštę, pažiūrėk į savo kūną, pažiūrėk į savo protą ir tu pamatysi, kad laimei daug nereikia. Tavo sąmonėje kai kas įvyks, sunkiai dirbi vien tik tam, kad išleisti pinigus malonumams. Dalyvauji azartiniuose žaidimuose, pirkdamas loterijos bilietus. Valgyk, gerk, miegok, dirbk, mėgaukis. Va čia yra laimė. O su Dievu kokia laimė? Vien tik problemos. Turi laikytis Dievo įsakymų. Tai nėra lengva. Ne kiekvienas tam ryžtasi. Tik patys nuoširdžiausiai žmonės pasirenka dvasinį kelią. Tai kilnus pasiaukojimas, o ne prašymai Dievo. Duok man pinigų, sveikatos ir vadinti tai religija. Juokingai atrodome dvasingiams žmonėms taip elgdamiesi. Jogai irgi juokėsi. Jogą pavertėme į gimnastiką. Mes praradome skonį Dievui. Mes arba bijome Dievo, arba nesuprantame. Praradome laimę su Dievu. Važiuoja traukiniu du draugai ir nuoširdžiai kalbasi. Vienas sako, žinai, aš niekuom dabar nebetikiu.
nei politikais, nei turtingais žmonėmis, nei žiniasklaida, nei tais ir anais, nes tiek daug melo aplink, visur jaučiu įtartinumą, dvigubą dugną, ir ten užslėpti motyvai, ir ten išvis nejaučiu sąžiningos tendencijos. Viskas kažkaip tai sumaišyta su melu, su asmeninė nauda ir taip toliau. Atverinėdamas širdį, kalba draugas. Kitas sako, gerai, tu man papasakojai, kuom netiki, o dabar papasakok, kuom tiki. Tyla kurį laiką. Tyliai pasakė, belieka tik tais Dievas, bet aš apie tai nieko nežinau. Nieko nežinau.